Pavelai, turbūt neįmanoma suskaičiuoti, kiek kartų esi išviręs plovą. Ne, neįmanoma tikrai. Žinau, kad ir cepelinus esi viręs Kazanė. Jo, buvo. Bet labiau plovą patinka gaminti. Plovą, taip. Žinau, kad plovą galima pagaminti su įvairiausiamis. Esi kokią tu gamini? Su visai išskyrus kiaulieną. Aš asmeniškai. Tai dažniausiai gaminama su aviena, galima su antiena, vištiena. Vištienas daugiau vaikiškas, toksai antiena moteriškas. Universaliausias, kiek esu gaminęs, yra su jautiena. Jis visiems patinka, nes kai kuriems aviena nepatinka dėl aromato ar skonio. Tai su visa mėsa, su žvėriena sunkiau, pavyzdžiui, su briediena jinai išyra. Tai su jie tikrai sunkiau. Stirnieną ilgiau reikia troškinti, bet aviena yra klasika. Ir dabar čia visai nemažas toks kugelis avienos. Kokią dalį rekomenduoji naudoti? Kumpį arba mentę. Tai, o mėsa, kaip turi būti paruošta? Tiesiog supjaustyta? Tai namų sąlygom, tai aš rekomenduoju mažais gabaliukais, kad kiekvienas gautų to lygiai ir greičiau procesas vyktų, kad nebūtų 4 valandos virtuviai. Supratau, o druska, pipirai? Ne. Nieko, vėliau. Viskas tik tai nuoga mėsa. Taip. Dabar pakalbėkim truputėlį, čia yra gražus puodas toksai, kazanas vadinasi, taip. Bet jeigu neturim tokio puodo namie, tai ką daryti? Kokiam patartum? Taip, anksčiau buvo Sovietų Sąjunga tokia, aš nežinau, vadinasi ančiai gaminti tokį, žinau. Taip. Tai mėsą reikia apkepti, kad jinai užsivakuumuotų, dideliai temperatūrai su aliejum. Tai mes tiesiog įpilam į keptuvę daug aliejus, įkaitinam, apkepam ir ištraukiam. Ir taip pat paskui kepam svogūnus ir vėl ištraukiam. Ir visą šitą, ką mes apkepėm, mėsą, svogūnus, sudedam morkas ir orkaitę. Aišku, ryžiai ir orkaitę. O, netgi orkaitėje plovą šitą galima padaryti. Arba tai galima daryti, aišku, priklauso nuo jūsų puodo. Jeigu jisai leidžia, kad neprisviltų, tai galima ant puodo. Žodžiu, yra variantų, galima pasidaryti, tik tai svarbu turbūt stebėti dabar Pavelą ir nepraleisti visų esminių momentų ir dėti tai, ką jisai rekomenduoja. Gerai, tai kokį aliejų? Tai gal papjaustom morkas, kol laikais aliejų? Tai aliejus pas mus saulėgrąžų. Saulėgrąžų. Tiesiog. O dabar morkos matau ir geltonos, ir oranžinės tradicinės. Taip. Tai čia dėl įvairovės geltonos. Įvairovės, bet geltonos jie neturi saldumo. Neturi? Neturi. Aha, nes gali būti per saldus. Pačios originaliausios uzbekiškos geltonos, jie turi net pikantiškumą. Aha. Tai toks įdomus dalykas, kai jis bus zirvakas troškiny, jie sugers visą skonį. Ir jie yra skirti tam, kad sugerti visą tą skonį, o jau saldumą duos oranžinius. O, supratau. Nu, ganėtinai šiek tiek yra tos. Tai kaip pjaustyti morkas parodyti? Pjaustom, pasirinkam dydį, pavyzdžiui, tokį. Ir juostelį. Ne. Paskui mes apverčiam. Bet tokie šiaudelis. Kaip patogu. Yra variantų, kai, pavyzdžiui, geltonas yra šiaudelis, šitos yra kubeliais. Supratau. Tai čia kaip patogu, kas kaip nori. Gerai, supratau. Tai aš dabar padirbėsiu. Tai gerai, kad man nereikia. Ne, nereikia. Tai įpilam aliejus, reikia geriau pasižiūrėti. Tai aš įsivaizduoju, kad 200. Čia pateko vanduo, nuo to, kad įkaitus temperatūrą. Tai ar jau įkaito? Pakankamai įkaito, iš tiesų geriausia pasižiūrėti pagal aliejų iki pirmo dūmelio. Baltų tą nepersistengia iki juodo dūmelį, jis paskui mėlynuoja ir tampa juodas. Tai tas švelniai dabar groja, galim pastebėti. Tai tas pakankamai ir jisai, jeigu pažiūrėti šviesą, jisai juda tas aliejus, kai kaitėsi. Juda. Tai va ta riba, kai jau užtenka, nes per daug paskui kancerogenai, didelė temperatūra. Mėsą reikia leisti didelę temperatūrą aliejus, tai reikėtų leisti palei kraštą. Čia saugos tokie reikalavimai, tai... Nemes, nes aš turėjau tą pirmą savo plovą, kai aš įmečiau taip visą lėkštę. Mėsa išstumė aliejų, pateko į laužą ir viskas užsidegė ir buvo toks labai rimtas gaisrelis. Festivalis. Labai rimtas festivalis buvo. Tai atsargiai. Tuo atveju, jeigu pas jūs taip išėjo namie, kad užsidegė, reikėtų iš karto uždaryti su dangstą. Nes mano dėdė atbėgęs spyrė ir išsilėjo visas aliejus degintis ant žolės ir pradėjo viskas degti. Tai tokiu atveju reikia tiesiog sumažinti deguonies kiekį, tiesiog uždaryti. Tai tokie saugumo patarimai. Patarimai. Tai mėsą mes sudėjom
Tai jinai turėjo dabar apkep, po to mes susipjaustysim dabar svogūnus ir sudėsim svogūnus kai apkep. Svogūnus galite pjaustyti kaip jūs norit, bet aš rekomenduoju pusmėnuliais. Ir iš tiesų tas apkepimas svogūnui nieko nelėmė. Galima tiesiog taip susmulkinti. Kuo smulkesnė, to greičiau iškeps. Okay. Tai daug svogūnų nereikia. Jeigu ten kilogramas jūs turit mėsos, tai 200 gramų. Tai mėsą mūsų apkepė. Aš taip surinksiu. Dėsim svogūnus. Ir irgi leisim jiems pasikep. Na, iki beveik auksinės spalvos. Tai dabar kitas etapas, kai Taip, mėsa... svogūnai apkepti. Aš darau taip. Aš beriu kumino. Kumino reikėtų pabūti šiek tiek aliejų, kad atsivertų skonį. Ir šiek tiek kurkumas ciberžolės. Dėl spalvos. Nedaug. Nedaug. Tai visą reikalą mes sumaišom. Aš įsivaizduoju 10 sekundžių užtenka pakilti temperatūrai. Tai dabar mums reikėtų užpilti vandenį. Vandenį reikėtų, kad apsemti visą tą mėsą. Geriausiai palik kraštus. Kas va jau pradedam daryti tą vadinamą zirvaką troškinį. Su daržovė. Tai kame išbrinks ryžiai? Kaip sakot? Kame ryžiai išbrinks? Taip. Tai dabar, kai yra vanduo, ta prasme, nėra tikslo sūdyti aliejų kai apkepa mėsą, nes druska neišsilydo. Tai kai įpilėt vandenį, tada reikėtų pasūdyti. Sūdama žalią mėsą, pavyzdžiui, aš rekomenduoju 10 gramų druskos. Bet kai kuriems tai yra per daug. Tai iš akies tiesiog, kad įsivaizduot, kiek čia, ant kilogramo gal 10 ir buvo. Dabar mes sudedam sluoksniais mūsų morkas. Geltonas padarysim į vieną pusę. Čia galima puošti kaip nori, nes kiekvienas dabar daro nuotraukas. Tai gali puošti kaip nori, nieko tai nelems, tas skonių nieko nelems, bet pavyzdžiui padalinam, užberiam į centrą avižirnių, dėl avižirnių. Avižirnius būtinai reikia mirkyti, minimaliai 12 valandų, kad jie išsigazuotų. Geriausiai keisti kas valandą, aišku, vandenį, bet mes naktį neatsikelsim, nekeisim. Bet keletą kartų pakeisti vandenį. Jo, būtina yra. Suberiam avižirnius. Bet galima daryti ir be avižirnių? Galima daryti. Čia pagal norą. Aš darau su man patinka jie, troškumas tas, dėl to aš naudoju. Taip, toliau. Pas mus raugerškų uogos, kitai vadinamas barbarycas, irgi pabarstom. Jas rūgščios tokios uogelės, o jeigu jų neturim? Neturim, tai neturim. Neturim, tai neturim. Gerai. Čia arba reikėtų surasti kaimyną, kur daržė pas jį auga, tai galima pas jį surasti. Įstatom česnakus. Aha, o dabar su česnakais. Nuvalytus, apvalyti, bet visą galvą. Tai va. Įstatom. Irgi dėl vaizdo kaip patogiau, kurie daro į centrą. Čia kaip gražiau. Čili pipirai. Dėl čili pipirų reikia būti atsargiam. Mes tai darom dėl kvapo, ne dėl aštrumo. Tai jeigu pas jūs sprogo jisai, geriausia pažiūrėti iš karto, kad jisai nebūtų sulūžęs, nesprogęs, tada jis neatiduos savo aštrumo. Tai mes paskui jį išimsim po 20 minučių, kad jis atiduotų į tai aromatą, kvapą ir to užtenka. Apvalyti, bet visą galvą. Tai va. Statom. Irgi dėl vaizdo kaip patogiau, kurie daro į centrą. Čia kaip gražiau. Čili pipirai. Dėl čili pipirų reikia būti atsargiam. Mes tai darom dėl kvapo, ne dėl aštrumo. Tai jeigu pas jūs sprogo jisai, geriausia pažiūrėti iš karto, kad jisai nebūtų sulūžęs, nesprogęs, tada jis neatiduos savo aštrumo. Tai mes paskui jį išimsim po 20 minučių, kad jis atiduotų į tai aromatą, kvapą ir to užtenka. Dar pabarstom ant viršaus kuminą. Druska dėl daržovių. Viskas. Viskas. Atsiprašau. Pamiršau cidoniją. Aha, cidonija. Čia toksai didelis svarainis. Taip, didelis svarainis. Koks aromatingas. Man tai
obuolys. Toks Bet ir kitokas, turi kitų. žalias obuolys su tokiu egzotiniu. Uždaromės 15 minučių, kol daržovės pradės nuo temperatūros leisti savo sultis, o paskui mes pažiūrėsim, ar reikėtų mums dapilti vandens. Gerai, Tai kol kas mes uždarom. Dabar reikėtų mums išimti česnakus. Jiems jau pakankamai, pagal minkštumą. Taip. Pasižiūrėti. Išimsim cidonės. Čili pipirus irgi, kad nesproktų, kad nebūtų. Nes buvo pas man tokiu atveju. Gerai, dabar ryžiai. Kokius ryžius naudojat? Naudoju basmatį plikytus. Ilgagrūdžiai, plikyti ryžiai. Plikyti ryžiai yra tam, kad aplengvint visų virėjų ir šefo gyvenimą. Jie yra paruošti, jie yra plikomi, jiems užtenka nuo 10 iki 20 minučių. Greičiau išverda. Taip, tai geriausia dirbti su jais. Konkrečiai paaiškinti, gal galima, pavyzdžiui, kai kurie naudoja basmatį neplikytus. Irgi neblogai išeina, bet aš rekomenduoju plikytus būtent. Paprasčiau. O ar reikia kažkaip jas paruošti, nuplauti, pamirkyti? Visų pirma, juos daugumai vėlgi daro klaidas, kai žmonės pradeda juos iškart plauti. Jie nori nuvalyti viršutinį sluoksnį krakmolą, kuris duoda lipnumą. Bet iš tiesų reikėtų juos užpilti karštų vandeniu apie 50-60 laipsnių, druskos, ir kad jie pastovėtų, kad įsigertų vandenį ir išstumtų krakmolą iš vidaus. Ir tai tada apie 30 minučių jie pastovi ir tada juos reikia plauti. Nes išeina, kai iškart išplauna ir palieka vandenyje laukti šito proceso, kai reikia uždėti, tai krakmolas vėl išstumia ir jie subiria vėl su krakmolu į puodą ir išeina, kad pas juos nevyrus olipnus jo. Tai geriausiai, tai aš rekomenduoju karštų vandeniu. Iš pradžių galim šiek tiek pasūdyti, kad atsivertų skonis, nedaug, tiesiog šaukštelį. Yra tokia nedidelė paslaptis. Nepriklausom, kokius ryžius jūs naudojat, bet jūs norit, kad plovas, jeigu kas įsivaizduoja, toks auksinės spalvos gražus. Tai yra ciberžolė, šiek tiek ciberžolės, kad įgautų spalvą. Ir visą tai užpilam tuo šiltu vandeniu. Nereikia daug maišyti, kad viskas tai apsemtų. Aišku, jisai brinks, tai šiek tiek daugiau, kad jisai turėtų vietos. Visą tai mes su ciberžolė sumaišom ir paliekam 30 minučių. Va, porą kartų. Pamaišom ir 30 minučių... Stovi brinksta. Dabar praplovimas. Tai yra tokia auksinė taisyklė, praplovimas iki to vandens, kai jūs plaunat, kol tą vandenį gali gert pats. Mes visi tinginiai. Tai geriausia 5-6 kartus. Užtenka. Turit kantrybės ilgiau žaisti su tuo šiltam vandenį, plaukit kiek gali. Bet nereikia, matot, kai kurie plauna stipriai, trina tuos ryžius, grūdelius. Jie yra šilti, jie šilė, jie paėmė vandens, jie greit gali suskilti. Tai šiek tiek tiesiog iš vienos pusės į kitą. Švelniai. Taip, švelniai. Vandenį įpilat, nupilat, įpilat, nupilat ir va taip žaidžiat. 5-6 kartus. Jo. Po to, kai jau jie pamirksta. Taip, taip. Ir paskui mes jau sudedam ant ryžių, ant zervakomis. Gerai, tai dabar mes taip ir leisim pamirkti ir tada nuplausim ir jau tęsim toliau plovo gamybą. Labai gražiai atrodo. Ar tiek užtenka skysčio? Užtenka, neturėtų būti daug skysčio, nes kad ryžiai nesusijungtų su to skysčiu. Tai mūsų praplauti ryžiai. Kiek čia ryžių buvo? Kilogramas? Kilogramas. Kilogramas ryžių, kilogramas mėsos. O, aš pamiršau, kaip visada, beveik. Razinos. Razinos geriausiai dėti po ryžiais iškart, nes jie greit subrinksta ir sproksta, kad nedingtų. Tai dabar mes sudedam Bet kaip kvepia, kad jūs galėtumėte užuosti namie, mėlyjeji televizijos žiūrovai. Nu ką, teks jums atsisukti šią laidą mediatekoje, pasižiūrėti visus etapus ir namie išsivirsite tobulą plovą. Ir ką? Uždengiam sluoksniu. Viskas? Nemaišom. O vanduo? Tuoj bus vanduo. Aha, gerai. Ir atsargiai, kad nesulaužyt mūsų to sluoksnio. Užpilam verdančių vandenį. Geriau patikrinti dar kartelį po 15 minučių, ar užtenka vandens, ar per daug, kad nebūtų, nes užpila žmonės aukščiau. Ir tada labai šlapias jisai būna, sulimpa. O tada išeina košė. Per daug gauna vandens ir tada išeina košė. Tai to daryti nereikia. Geriau porą kartų patikrinti, atidaryti. Dar užtenka, dar neužtenka, gal druskos bus reikės. Ir uždarom. O česnakų? Ne, česnakas mums paruoštas. Mes kai serviruosim, pas mus bus beveik paruoštas plovas. Mes padarysim kalniuką.
įstatysim viską atgal, dar ryžiai dabrings, dašils, vėl iš naujo sušils visus mūsų daržovės ir jau pateiksim. Aha. Gerai, tai dabar kiek laiko laukti? 20 minučių, tikrinant, kad 10. Tarsi, kas 10 minučių patikrinti, kokia yra situacija su vandeniu ir laukti, kai išbrings priklausomai nuo jūsų ryžių. Nepraėjo nei 3 valandos ir plovas ant mūsų stalo. Na, iš tikrųjų, ne 3, bet kiek reikėtų jau laiko paskirti plovo gamybai? Geriausiai 3. Geriausiai 3. Taip, 3 valandas pasiruošimo supjausim, kas kaip greit pjausto, bet apie 3 valandas tiek užims. Tai va, bet rezultatas tikrai vertas tų pastangų. Tai dabar kaip, Pavelai, rekomenduoji jį valgyti? Rekomenduoju aš jį valgyti. Pasimsime vieną lėkštutę, ištraukti mūsų čili pipirus, česnakus, kad mes galėtume jį sumaišyti. Dabar, kai jau čia viskas baigėsi, jisai galutinai ryžiai išbrinko, tada maišom, kad būtų visko po truputėlį, ar ne? Gerai. Dabar reikėtų visai pastovėjęs, kad ryžiai gražiai pažaistų, būtų vyrus. Ir va, jau matos, ir avinžirniai, ir morkos, ir mėsa. Ponė Cidonija. Ir čili pipiriukas. Va, prašau, tokia kukli būtų porcijytė, kaip tik laidos pabaigai galėsiu pasimėgauti. Aš neapsimesiu, esu, Pavelai, ragavusi tavo plovą, kuris man tikrai labai patiko. Nagi. Skanaus. Tikrai, kad skanaus. Labai skanu. Dėkui. Ir jūs galite pasigaminti. Ačiū labai, Pavelai. Prašom. Kad atvykai ir pasidalinai savo firminiu receptu, kuris iš tikrųjų per daugelį metų atidirbtas ir ištobulintas. Ir kad taip dosniai pasidalinai su mūsų LRT televizijos žiūrovais. Mano klasika. Tavo klasika. Jėga.